Labas rytas, šiandien yra balandžio 2 diena, 8:35 ir aš pradedu mokytis. Mokytis šiandien jau baigiau, tai dabar kaip visada parodysiu, kas gero. Taip, tai diena 14 ir Introduction to Python aš pabaigiau. Ten galėjau, galbūt man netaip aktualu buvo, nes ane klasės jam jau mačiau žaidimus, tai tiesiog greitai praėjau. Tai dabar ką reikia dar apšnekėti. Taip, dar pažiūrėjau aš pagal mano schedule Automating Debugging Stuff with Python, tai ten galbūt man aktualu yra tik tai e-mailų rašymas, bet ten atrodo tokie gan nelabai man patiko tas dalykas. Tai aš turbūt dar irgi peržiūrėjau Real Python, tai va ten aš atradau, kad galima irgi peržiūrėti, kad Learning Paths man čia du tikrai tinka, tai yra šitas web developmentas su Django ir toliau dar yra čia beginner ir yra advanced pathas Django for web development. Tai aš manau, tuos du man reikės perėti, nes ten mačiau gan gerų dalykų yra, dar pažiūrėsiu, bet man daug aktualiau negu Automating the Boring Stuff with Python. Aš mačiau, kad ten irgi yra su e-mailu susijusių dalykų, bet e-mailai vis tiek man ne pagrindas, ir man pagrindas yra Django, padaryti visą aplikaciją su e-mailais vėliau kažkada, nes šiandien yra skeletas pats. Tai toliau ką darysiu, aš turbūt šitą vat net dabar ištrinu. Šitą aš ištrinu ir rašysiu pas mane. Taip, iš pačiu išrašysiu šitą dalyką. Iš ten ištrinsiu ir toliau aš turbūt, galim pažiūrėti, Khan Academy turbūt va čia aš ir SQL dar perėjusiu visus šitos dalykus, kad prisiminčiau. Galbūt išmoksiu sujungti SQL duomenų bazės su Pythonu, nes mačiau ten irgi gan nematyti dalykai man. Tai jo, ir toliau, kai baigsiu SQL, turbūt aš perėsiu prie web developmento, turbūt šituos dalykus perėsiu ir Gito galbūt neliesiu, Gitą paliesiu, kai... Aš reikia pažiūrėti, ką rekomenduos Django, bet jo, turbūt einu SQL, tuomet einu webą. Webas, tai... Aš pervilsiu kaip tik čia nais. Taip, webą aš pervilsiu čia nais. O toliau Pythono crash kursą, mačiau, ten irgi yra Django, bet aš kol kas to neliesiu, ten vėliau tos knygos bus man galbūt kaip patarimai, I think Python you. Irgi neliesiu, nes jau suprantu, kad pradedu kartotis ir man tiesiog reikia specifinių žinių, kurios bendrai aš noriu plotyti, aš noriu giliai į Django. Tai kadangi šiandien yra 14 diena, 2 savaitės prie, tai aš dar turbūt padarysiu tiesiog visą 2 savaičių apžvalgą. Tai per 2 savaitės aš iš tikrųjų daug ką išmokau, nes jau Pythono basicus aš manau, kad tikrai žinau, nes perėjau 4 dienas prieš tą Introduction to Python dalyką, tuomet 10 dienų jau Harvardo kursus, kur viską išmokau iš naujo, tai va čia dar tą sutvirtinau per 2 savaitės. Tai kaip ir bazinius dalykus tikrai mokau data structures, tai listai, dictionaries, tą suprantu ir turbūt galėčiau pamatyti advanced kodą, kaip tas atrodo. Galbūt kam yra problemas, kad su klasės dar man mažai teko susidurti, nes klasės bendrai yra kaip ir ta labiausiai advanced duomenų struktūra ir ją reikia turbūt, aš įsivaizduoju, daug naudoti, daug žiūrėti, kad supras, kaip neatrodo, tai va aš to dar nelabai suprantu. O toliau, kam yra problema, tai aš net neįsivaizduoju, kaip tas Django atrodys, nes ką lyg ir mes dabar darom, tai tiesiog Pythono tie basicai yra, o ten tas kiti dalykai iš esmės yra daromi su libraries, tai vis tiek, jeigu kažką nori padaryti, tai tu turi mokytis library, o su library, tuos bazinius dalykus mokiaus, bet, taip aš manau, va čia dar bus nemažai mokymas, nes kiek Pythono moku, tai bazę moku, ant tos bazės galima kažką statyti, o toliau dar reikia Django bazę mokytis ir toliau aš irgi įsivaizduoju, kad Django bus daug kas su bibliotekom daroma, kažkaip panašiai, tai bendrai kaip aš jaučiuos, tai
Aš manau, kad sekasi man geriau negu galvojau. Galbūt kartais jau va dabar pasavim dienom nuobodu pasidaro, nes kaip ir panašus dalykai eina, tai aš ten va užduotis kai kuriuos ir praleidžiu dėl to. Bet va dabar dar SQL paimsiu, kaip ir sakau, SQL, tuomet į webą eisiu, tai SQL webas man kažkiek biškai žinomi dalykai, bet noriu va aš biškai tą specifinės tokias žinias prasiplėst ir jo, nežinau, kažkaip minčių nėra daug šiandien, tai įdomu, su SQL aš įsivaizduoju. Įsivaizduoju, kad bus kokia savaitė, gal nedaugiau. Tai, nu, turbūt tiek šiandien iš manęs. Tiek šiandien iš manęs, tai mokymas tęsiu rytoj, nes kilo pradėsiu, tai iki rytojaus.